Nepriklausomybės akto signatarų grupės inicijuota spaudos konferencija, kurioje dalyvauja partizano Antano Kraujelio sesuo Janina Švokienė ir Jonas Burokas, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas. Kalba bus apie Lietuvos Respublikos Panevėžio apygardos teismo sprendimą dėl partizano Kraujelio ir Misiukonio veiklos. Partizano Kraujelis išbuvo 17 metų, nuo jo žūties iki šiandienos sprendžio priėmimo praėjo 16 metų. Tai atspindi šiandieninį pasipriešinimo okupacijai teisinį pripažinimą daugumos prokurorų ir teisėjų istorinę, vidinę, teisinę sąmonę ir laisvės įsitikinimus. Klausimai būtų tokie. Pirmiausia, pasisakytų Janina Švokienė, po to aš komentuočiau teismo sprendimą ir pabaigoje kalbėtų Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos atstovas, tiesiogiai susietas su partizanų veiklos pripažinimu ir vertinimu. Prašom, Janina. Labadiena. Karinėje karo partizano Antano Kraujelio sunaikinimo operacijoje kartu su Marijonu Misiukoniu, Sergej Tichamirov, Petru Lagutsku ir Rimantu Kublicku dalyvavo okupacinės Sovietų Sąjungos KGB ir aukšti šios struktūros Lietuvoje pareigūnai, patyrę būdėliai Nachmanas Dušanskis, Vaclovas Vytė ir kiti. Kariui partizanui Antanui Kraujeliui NKVD, MGB, KGB buvo sukurpta baudžiamoji byla kaip išdavusiam tėvynę. Kaltinamasis ir gynyba partizaną Kraujelį verčia kriminaliniu nusikaltėliu, turėdami tikslą pateisinti savo nusikalstamus kolaborantinius čekistinius veiksmus. Kaltinamasis Misiukonis nusikalstamos KGB organizacijos narys, davęs priesaiką ir dirbęs nusikalstamose KGB struktūrose, dėsto savo vertinimus apie to laikmečio įvykius. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro teisinis kario partizano Kraujelio veikimo pagrindas pateiktas teismui 2009 metais. Rodo, kad teisiamųjų ir jų gynybos kaltinimai Kraujeliui kriminaliniais nusikaltimais yra nepagristi. KGBistinė medžiaga neįrodymas. Jo vardu plėšikavo, kas tik norėjo, o KGB prirašė partizanui. Net sovietų KGB nekaltino Kraujelį buvus kriminalinių nusikaltėlių. Netgi svetimų okupacinių struktūrų akise jis buvo politinis jų priešas, rezistencijos karys. Kariai partizaną visapusiškai palaikė rėmė žmonės, nes visiems buvo aišku, kad partizanai nei atlyginimo, nei pašalpų negaudavo. Imdamas iš kolūkio fermų, jis palikdavo raštelį ir paaiškindavo, kuriam tikslui sunaudota, kad fermų darbuotojai nenukentėtų. Kaltinamasis Misiukonis aiškina, kad Kraujeliui kario savanorio vardas ir vyriausybės apdovanojimas suteiktas už jo partizaninę veiklą iki 53 metų, o po 53 metų prasidėjo kriminalinė jo veikla. Jeigu Kraujelis tapo kriminaliniu nusikaltėliu pagal Misiukonį, tai už ką partizano tėvai ir visa šeima 1960 metais buvo ištremta iš Lietuvos į Sibirą antrą kartą. Jiems buvo leista sugrįžti į Lietuvą tik 1966 metais. Kita vertus, mane studentę 1963-1965 kas mėnesį lankė KGBistai iš Anykščių, beje, kur dirbo Marijonas Misiukonis, Utenos, Molėtų, su reikalavimais raštiškai atsisakyti tėvų, seserų, brolio, surasti broliai arba įkalbėti jį legalizuotis. Jei nesutiksiu, tai būsiu grąžinta į Sibirą pas tėvus. Gal ir apie tai nežinojo kaltinamasis Marijonas Misiukonis.
Partizano Kraujelio žmona 1965 metais nuteista už lietuviškosios buržuazinės nacionalistinės gaujos dalyvio slėpimą. Kas tai? Kur čia kriminalinis nusikaltėlis? Tai primiktinai aiškinamas teisme. Dar kaltinamasis ir jo gynyba partizaną įvardė kaip ginkluotą nelegalą. Procesinio teismo eigoje kaltinamasis Marijonas Misiukonis ir jo gynyba partizaną Kraujelį remdamiesi KGB sukurpta byla be atliktos analizės ištyrimo piešia juodžiausiomis spalvomis, pasijunti, kad esi sovietmečio tardymo izoliatoriuje. Spaudoje Delfi kas mėnesį Aloyzas Sakalas ir Jurgis Jurgelis pasikeisdami visuomeniai siūlo melą, šmeižtą, purvo laviną perrašytą iš sovietinės KGB bylos. Galiausiai jie du pasikreipė su prašymu į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centrą panaikinti partizanui Antanui Kraujeliui kario savanorio statusą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro atliko papildomą tyrimą dėl KGB inkriminuotų veikų Lietuvos partizanui Kraujeliui ir padarė išvadą, cituoju. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, būdamas įsitikinęs Kraujelio ilgametės nuoseklios kovos prieš okupaciją, nepriekaištingumu ir remdamasis teisinėje valstybėje galiojančią asmens nekaltumo prezumpciją, centras atsakingai teikia, kad Antanui Kraujeliui panaikinti kario savanorio teisinį statusą nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo. Ar suvokia kadrinis KGB darbuotojas ir straipsnių autorė Aloyzas Sakalas ir Jurgis Jurgelis, kokia neišmatuojama moralinė sveikato žala padaryta kario savanorio artimiesiems. Lietuvoje kovoje su okupantais ir kolaborantais žuvo per 20 000 partizanų, tame tarpe ir partizanas Antanas Kraujelis. Vietoj to, kad Misiukonis atvirai įvertintų savo Lietuvos okupacinių laikotarpių tautai padarytą esminę žalą, atsiprašytų tautos apskritai už parsidavėliškumą ir tai apgailėtų. Partizano Kraujelio atžvilgiu jis laikosi tvirtos nuomonės, kad šis buvo kriminalinis nusikaltėlis, ginkluotas nelegalas, Misiukonio naujadaras. Tai akibrokštas laisvės kovų idėjai. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras atliko išsamų archyvinių ir kitokių duomenų tyrimą, leidžiantį daryti tvirtą išvadą, kad nėra jokių įrodymų, kad Kraujelis yra žudęs taikius gyventojus. Priešingai, partizanas Antanas Kraujelis veikė kaip vienintelis teisėtos valdžios sovietų okupacijų okupuotoje Lietuvoje. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karys iki gyvenimo pabaigos nesulaužęs duotos tėvynei partizano priesaikos. Yra įrodyta, kad Kraujelis buvo ginkluoto pasipriešinimo Lietuvos okupacijai dalyvis, partizanas karys savanoris, pelnęs Lietuvos valstybės apdovanojimą, įgijęs karinį partizano laipsnį. Ypač pažymėtina, kad kaltinamasis Misiukonis Kraujelio nužudymo metu buvo ginkluotas nelegalas, dalyvavęs nužudant vieną žymiausių laisvės kovotojų ir galimai išniekinant nukautojo laisvės kovotojo palaikus. Kaltinamasis čekistinėje karinėje operacijoje dalyvavo ginkluotas, kaip specialiai tam parengtas kadrinis KGB karininkas. Lietuvos Respublikos piliečio partizano kario savanorio Kraujelio nužudymo metu Lietuvos TSR pilietis KGB kadrinis kariškis Misiukonis priklausė struktūrai, kuri legaliai neveikė Lietuvos Respublikoje nei 1918, 40, nei 90 metų kovo 11. Tuo tarpu Kraujelis buvo priverstas dėl objektyvių okupacijos ir aneksijos sąlygų gyventi slapstydamasis pogrindyje, o ginklas jam buvo reikalingas partizaninėme kare kovoti prieš Lietuvos pavergėjus, apsiginti nuo okupantų ir kolaborantų, pavyzdžiui, Misiukonio. Ir jis apsigynė tąją prasme, kad neleido savęs paimti į nelaisvę gyvo, kankinti ar nukankinti tardymo metu, nuteisti mirties bausme dėl kovos prieš sovietų okupaciją. Čekistinė karinė operacija prieš Kraujelį laikytina dar ir teroristinė. Jos metu buvo sunaikintas laisvės kovotojas, karys partizanas, taip pat likviduotas neginkluotas civilis asmuo, sodybos šeimininkas, disidentas, 10 metų kalėjime sėdėjęs Antanas Pinkevičius.
Jis buvo panaudotas kaip gyvas skydas. Šiuo neteisėto baudžiamųjų veiksmu, pasibaigusių civilio beginklio gyventojo fizinių sunaikinimų, galimai siekta įbauginti, nuslopinti ir demoralizuoti likusius pasipriešinimui pritariančius civilius beginklius gyventojus. Panevėžio apygardos teismo kolegija, rašydama nuosprendį kaltinamajam Misiukoniui, rėmėsi kaltinamojo ir jo gynybos duomenimis nurašytais, neištirtais, neįrodytais nuo kagabistų sukurptos partizanui archyvinės bylos. Lieka labai svarbus kaltinamojo Misiukonio neatsakytas klausimas, kur paslėpti ar sunaikinti partizano Antano Kraujelio palaikai. Ačiū uždėmesį. Dėkojam. Dabar šitą pareiškimą mes padarom signatarai Balys Gajauskas, Vladas Terleckas, Algirdas Andriukaitis ir Vidmantas Paviljonis. Išdėstom šitą savo nuomonę 4 puslapiuose ir porą tokių minčių norėčiau pagarsinti čia esantiems asmenims. Deja, reikia apgailestauti, kad Jurgelis ir Sakalas vadina partizaną žmogžudžių, ginkluotų, plėšikaujančių, Misiukonis nelegalu ir panašiai. Ir tai yra visiškai netitinka mūsų istorinėms ir faktinėms aplinkybėms. Pavyzdžiui, jie nurodo, kad apkaltina Kraujelį, kad jis įvykdė 11 teroristinių aktų, nužudė žmonių. Deja, netgi, pavyzdžiui, 65 metais kovo 26 dieną Maskvai generolas KGB Randakevičius nurodo, kad, cituoju, Kraujelis asmeniškai įvykdė 8 teroristinius aktus tarybinio aktyvo asmenų atžvilgiu. Jokių ten civilių jis nekalba ir apskritai skaičius visiškai ne tas. Todėl jų toks požiūris yra visiškai nepateisinamas ir netitinka pačio signataro idėjos elgesio. Galima pasakyti apie Panevėžio teismą. Tai yra vienas iš teismų, kuris turi tokią tradiciją pasipriešinimą niekinti. Štai aš galiu priminti, kad nagrinėdamas Panevėžyje bylą 2001 metais teisėjai Evaldas Vanagas, Pranas Šimkus, Antanas Jarašius išteisina skundiką, tai yra, kuris įdavė partizaną Šilinį, įdavė partizaną Albertą Kavaliauską 47 metais. Tai yra, jis įskundė, KGBistai apsupo tą pastatą, uždegė ir partizanas žuvo. Ir, reiškia, teismas išteisina tą žudiką už tai, kad nurodė, aš cituoju, genocido dispozicijoje yra ne atskiras asmuo, neapibrėžta paprastai didelį žmonių grupė, atskirų žmonių žudymas, kankinimas ir panašus Lietuvos baudžiamojo kodekso numatytų nusikaltimo sudėties objektyviai pusę sudarantys veiksmai kvalifikuotinti kaip nusikaltimas prieš asmenį. Jeigu būtų nužudę 2-3, tai būtų jau tada taip. Dabar, reiškia, lygiai tą patį fiksuoja 2002 metų Lietuvos, tarp kitko šitą nuosprendį patvirtino apeliacinis teismas Lietuvos, Svajūnas Knizleris, Elena Vainienė ir Linas Šiukšta. Dabar 2014 metų lapkričio 26 nuosprendyje Misiukonio byloje irgi tą patį suponuoja išvadas, cituoju, kad šio nusikaltimo subjektų negali būti asmuo siekiantis sunaikinti vieną žmogų, kuo šioje byloje kaltinamas Misiukonis. Būtent nukentėjusių skaičius, į kurių fizinį sunaikinimą yra nukreipta kaltininko tyčia, yra esminis kriterijus, atribojantis genocidą nuo nusikaltimų asmeniui. Byloje nėra visiškai įrodymų, kad kaltinamasis kada nors būtų bent buvęs įvykio vietoje, kai buvo nužudytas ar nusižudė, ar dar buvo nors vienas Lietuvos partizanas. Tai yra įrodymų, kad Misiukonis siekia fiziškai sunaikinti dalį ar visus tokios grupės narius. Taip pat nėra. Jeigu būtų ten prie Kraujelio buvęs dar vienas koks, tai tada jau gali ir būti taip. Dabar norėčiau pacituoti keletą momentų iš teismo nuosprendžių.
Antanas Nukiškis sūnus, kas yra įrašyta. Nei vieno žmogaus, su kuriuo kalbėjau, neatsiliepė apie Kraujelį blogai. Sakydavo, kad jis partizanas. Mykolaitienė Janina, partizano žmona, sudegino slėptuvėje turėtus dokumentus. Jei ką parneždavo, palikdavo raštelius ten, iš kur paima, nurodydamas, kas ir kiek paėmė. Buvo geros širdies ir teisingas. Kraujelis nešiojo partizanų uniformą. Štai Misikonio mintys įrašytos nuosprendyje. Į jo tarnybinių funkcijų vykdymą neįėjo joks partizanų, jų grupių ar rėmėjų naikinimas. Jo aptarnaujimo teritorijoje jokių politinių grupų atstovų partizanų ar būrių nebuvo. KGB funkcijos nenumatė jokios ginkluotos kovos su jokiais partizanais ir kitais asmenimis. Po 53 metų prasidėjo kriminalinė veikla, kurios negalima legalizuoti ar pateisinti nei partizaninę, nei kitokią priedangą. Kraujelis tarnybiniuose VSK teismo ir prokuratūros dokumentuose įvardymas kaip ginkluotas nelegalas, o ne kaip partizanas. Jokios karinės operacijos ginkluoto apsupimo ir puolimo 56 kovo 17 dieną Papiškių kaime Pinkevičiaus sodyboje nebuvo. Vykdamas į operaciją turėjo pistoletą. Tardytojas Vytė ir Dušanskis juos instruktavo, nurodė, kaip reikės rasti ir suimti ginkluotą nelegalą. Kad Kraujelis pasiduotų, kad jam bus atleista. Iki to laiko nežinojo, kad Kraujelis save laikė partizaninio judėjimo dalyviu. Veikė galiojančių tuometinių įstatymų rėmuose. Apie jokius partizanus 65 metais kalbos negali būti. Pasibaigus jis plėšė parduotuvės. Teismo motyvai. 7-8 puslapis yra cituojamos, išdėstomos visi KGB dokumentai visiškai nepatvirtinti ir tai yra nelegitimus. Kratai okupacinės prokuroras Galinaitis išrašė sankciją ir tai patvirtino generolas Randakevičius, kaip viskas legaliai vyko. Cituoju protokolą, kad rastas banditiškas munduras su trikampiu trispalvių ženklų ir užrašų lietuvių kalba. Ekspertizė dėl šūvių kūne. Čia nurodoma, kad vieną šūvį jis negalėjo savo pasidaryti. Reiškia, jis buvo peršautas iš lauko. Byloje nėra jokių įrodymų paneigiančių Misikonio parodymus apie tai, kad iš vakaro jam tiesioginis viršininkas Rauška pranešė, kad kitą dieną jis turės dalyvauti kratoje Utenos rajone, tačiau nedetalizavo. Tik nuvykus į Utenos rajoną informuoja, kad krata bus daroma, turint tikslą surasti ir suimti ginkluotą nelegalą. Tokios nustatytos aplinkybės leidžia daryti kategorišką išvadą, kad nagrinėjamoje kaltinamo Misikonio veikoje nėra jam inkriminuoto nusikaltimo sudėties. Taip, reiškia, prokuroro prašyme pakeisti kaltinimą, kad sąvoka operacija lietuvių kalboje turi keletą reikšmių, todėl savaime nėra aiški. Tai yra negali vienareikšmiškai būti suprantamas ir kaltinimo autoriaus turimas omenyje Misikonio vaidmuo įvykyje. Byloje nėra jokių duomenų, kad nagrinėjimo įvykių metu vietoje būtų buvę kariškiai. Todėl akivaizdu, kad jokia karinė operacija kovo 11 sodyboje nevyko. Misikonis karinė operacija nedalyvavo. Ir todėl atsižvelgiant į tai, kad savoka nelaisvė suprantama kaip karo belaisvių būklė, nagrinėjimo atveju Kraujelis negalėjo būti paimtas į nelaisvę. Citatos pabaiga. Nagrinėjimo įvykio metu galiojusiam 61 BPK kodekse nurodė, kad KGB yra viena iš daugelio tardymų ir kvotos organų. Tai yra, šią prasme KGB buvo teisės saugos institucija, todėl kaltinime naudojama savoka KGB operacija nagrinėjame kontekste turėjo būti suprantama kaip tardymo veiksmo kratos darymas. Citata vėl. Kažkas pradėjo šaudyti, kažkas iššovė į pirmąjį, trukdė kraujelį. Būdami lauke, trukdė kraujelį pasišalinti. Negali būti vertinama kitai, kaip siekimas vieno
kratos tikslo surastą kraujelį suimti. Būtinojo sudėties subjektyvios pusės kaltinimo fiziškai sunaikinti kraujelis, jo veikloje būtų grindžiamas išsienant tuo, jei nagrinėjimo įvykio metu Misikonis buvo sovietų okupacinės ar Lietuvos Respubliką okupavusios SSR represinės struktūros KGB įgaliotinio Anykščių rajone jaunesnių leitenantų, kas anot kaltinimo autorio suponuoja išvadą, kad Misikonis žinojo ir suvokė pagrindinį vieną iš esminių šios institucijos tikslų sunaikinti Lietuvos partizanus. Partizaninis karas buvo pasibaigęs prieš 10 metį, todėl pastarasis kaltinimas kelia abejonių, nesant patvirtinčių įrodymų atmetamas. Partizanų liekama ne pagal datą ir ne iki mirties. Kraujeliui buvo perduotas raštelis su siūlymu pasiduoti, dovanoti, ką galima būtų suprasti kaip pažadą netgi atleisti nuo bausmės. Byloje nėra jokių įrodymų, kad šis pažadas nebūtų ištesėtas, jei Kraujelis būtų pasidavęs. Snukiškytė buvo nuteista 4 metams. Galima suprasti, kas laukia Kraujelių. Tačiau Misikonis nebuvo subjektas, turėjęs teisę spręsti kardomosios priemonės Kraujelių įtaikymų, neturėjo jokios galimybės daryti įtaką Kraujelių likimui, taip pat siekti žūties, Kraujelių nuteisimo mirties bausme kaip tėvynės išdavikų. Byloje nėra jokių akivaizdžių įrodymų, kad Misikonis ir kiti įvykių vietoje buvo darbuotojai atliko kokius nors priešingus teisei veiksmus Kraujelių rėmėjų ar buvusių įvykių vietoje atžvilgiu. Dabar nurodyta nusikaltimas, kad jis buvo padarytas tik tiesiogiai netyčia. Misikonis žinojo, jog Kraujelis buvo partizanas, tai yra atskiros politinės pasipriešinimo okupacinio režimo narys. O čia kitaip truputį pasako, jau čia žinojo, ten nežinojo. Tačiau byloje jokių šį teiginį patvirtinančių, pagrindžiančių įrodymų taip pat nėra. Kraujelio veiklą nebuvo matęs, su juo nebuvo pažįstamas asmeniškai. Misikonis parodė, kad ginkluotų nelegalų jis suprato kaip asmenį gyvenantį nelegaliai ir turintį ginklą. Ginkluotų nelegalų galėjo būti ir niekada Lietuvos partizanų nebuvęs asmuo, todėl atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstė, ta aplinkybė, kad Misikonis dalyvaudamas kratoje žinojo, jog Kraujelis priklausė kaltinime nurodytai grupiai, taip pat nėra įrodyta. Kad Misikonis dalyvaudamas kratoje žinojo, jog Kraujelis priklausė kaltinimo grupiai, taip pat nėra įrodyta. Na ir pabaigai yra pagrindinis ginčas, kuris kila ir kils ir dar čia nesibaigs ilgokai. Tai būtent 14 metų Lietuvos konstitucinio teismo nutarime. Jame sakoma, iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantis principas nullum crimen nullala poena sine lege, tai yra nėra bausmės, nėra nusikaltimo. Jis romėnų laikais buvo priimtas, kai nebuvo okupacijos ir genocido institutų, o Niurnbergo atveju teisinės normos buvo sukurtos po nusikaltimų padarymų. Genocido konvencija taip pat buvo ir Lietuvoje. Įstatymo norma neturi senaties, veikia atgal, visuotinai pripažinta ir Lietuvoje galioja. Ypatingos okupacinės aplinkybės nejaugi galima žaisti abstrakčia teise, absoliučiai reabilituojant okupaciją. O gal galima taikyti konvenciją tiesiogiai pagal seną įstatymo sampratą. Konstitucinio teismo sprendimas yra ambivalentiškas. Konstitucijoje 99 straipsnis neprieštarauja parašyta, bet lyg ir negalima taikyti, bet tai bus atskira kalba. O šiandien žmogiškai vis tiek kyla klausimas paprastas. Ar Vokietijoje, pavyzdžiui, buvo galima nubausti SS pulkininką ar generolą, dalyvavusi pasipriešinimo dalyvių persekiojime ar naikinime, jeigu tuo metu nebuvo tokių įstatymų. Ačiū. Prašom, Jonas Barokai. Gerbiami konferencijos dalyviai, šiandien kalbame apie žymų Lietuvos partizaną Antaną Kraujelį. Aš labai gerai prisimenu spaudoje straipsnį iš Japonijos, kuriame buvo rašoma, kad kaip vyko karas tarp Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, po 20 metų dar buvo
japonų partizanų besislapstančių džiunglėse. Ir jie dar nepripažino, kad, reiškia, Japonija pasidavė ir kapituliavo. Lietuvoje čia buvo daug sunkiau įsislapstyti, ypatingai Antanui Kraujeliui, mūsų partizanui. Ir aš atsimenu to 65 metus, koks buvo sujudimas, kai suėmė, reiškia, kai žuvo partizanas Kraujelis. Tai švitėjo šitų visų nomenklatūrininkų, tų sovietinių nomenklatūrininkų veidai, kadangi jau galų gale su šiuo vadinamu banditu buvo susidarota. Aš atsimenu kaip Sniečkus, Antanas Sniečkus, kuris vienas iš didžiausių nusikaltėlių. Šiuo metu apie jį niekas nekalba. Kalbėjo, kad galų gale Lietuvoje yra likviduotas antitarybinė veikla. Ir Misikonis panašiai teigia, kad 53 metais jau baigėsi partizaninis judėjimas ir viskas jau sutvarkyta. Tačiau taip nebuvo. 53 metais dar partizaninis judėjimas tęsiasi ir dar ilgai. Aš turiu tokią, kur Kenotafose, Rasų kapinėse, reiškia įvardinti žuvę partizanai, partizanų vadai ir paskutinieji Lietuvos partizanai. Tai aš galėčiau ir pavardinti kai kurios. Pavyzdžiui, Justinas Balčius, Plutonas žuvo 57 metais, Edmundas Kimta Evaldas žuvo 61 metais, Petras Oželis Jaunutis žuvo 59, Juozas Streikus Stumbras 62. Tai čia visai ir dar galiu vardinti dar apie 10 ir daugiau ir tame tarpe Kraujelį. Taip, kad apsistojimas ties tuo, kad 53 metais jau partizaninis judėjimas buvo likviduotas, to nėra. Ir to nori įtikinti Misikonis. Jisgi už šitą akciją gavo ir atitinkamą dovaną. Vis dėlto komandirskieji časai tais laikais tai vis dėlto buvo gana didelė dovana, o po to, kaip jūs žinote, tai jisgi vėliau padirbėjęs Anykščiuose perėjo į KGB ir jis užsitarnavo iki pulkininko, o vėliau iki generolo laipsnio. O KGB ir vidaus reikalų ministerija tai buvo ta pati institucija broliai dvyniai. Aš atsimenu labai gerai 57 metais, kaip mane su broliu suėmė. Tai mane suėmė ne KGB, bet mus suėmė vidaus reikalų ministerijos atstovai, įgaliotiniai, milicijos suėmė ir po to įvardino, kad burokiukai nužudė žmogų. Ir buvom atvežti čia į KGB, čia mus tardė ir taip toliau, taip, kad šitos dvi institucijas dirba ranko rankon. Ir dabar toks vaikiškumas ir toks apsimetimas gal vaikų, kad jau viskas buvo baigta, aš važiavau kaip į kokį ten pasivažinėjimą, atsitiktinai atvažiavau, jeigu atvažiavo jau Nachmanas Dušanskis, tai atvažiavo jis neatsitiktinai ir tas Tichomirovas, atrodo, pulkininku ar kokį laipsnį turėjo. Tai jie turėjo didelį tikslą, kad nužudyti partizaną, bet partizanas pasielgia labai didvyriškai ir šiuo metu jis yra mūsų Lietuvos didvyris. Ir mes jį turėtume vardinti ir iš tikrųjų genocido centro duotoje išvadoje, kaip tik kitais metais, kovo 17 dieną, sukanko, atrodo, 50 metų nuo jo žūties ir turi visa Lietuva tai atžymėti. Tuo pačiu, reiškia, aš atsimenu 57 metais, kaip sėdėjau ten įsodintas Vienutyje, girdėjau didžiausius šūksmus, klyksmą. Aš girdėjau tardymus. Girdėjau, kad žmogus yra tardamas ir klykia baisiu balsu. Aš net kartais sugretinu, gal kartais tai buvo surištas su Adolfu Ramanausku, kadangi jisai irgi tais pačiais metais buvo nukankintas. Tai taip, kad šitos ramybė pagal Misikonį nebuvo ramybės. Lietuva kovojo iki pat 89 metų. Ir dar tęsiasi ir po to. Ir dabar atėję tokie žmonės, jūs atsimenat, kad buvo vidaus reikalų, tai yra saugumo departamento direktorium Gajauskas, po to buvo Plumpa, po to Laurinkus, o po to atėjo Jurgis Jurgelis. Ir Jurgis Jurgelis vietoj to, kad gintų
kartu, reiškia, su Aloyzu Sakala šitą partizaną ir nesikištų į teisminį reikalą, vyksta teismai, o jie išlenda kaip pilypai iš kanapės, o kaip tik tuo laikotarpiu, kaip vyksta teismas. Ir jie darė didelę įtaką teismui. Tačiau jie reiškia, tęsė šitą visą savo veiklą. Ir, tarkime, ir Sakalas, jis buvo teisės komiteto pirmininku, atrodo, tai irgi suprato turbūt tais laikais, kad taipgi negalima elgtis. Todėl mes paruošėm koordinacinę tarybą, kuri atstovauja virš 20 organizacijų, paruošėm tokį pareiškimą dėl paskutinio Lietuvos partizano, kario savanorio, vyresniojo leitenanto Vyčio kryžiaus ordininko Antano Kraujelės Siaubūno žuvusio kovos lauke gynybos ir vedamas prieš jį šmeižto kompanijas. Ir tame mes įvardinam. Ir tada buvo visuomeniniai tarybai, vadovaujamai Sauliaus, buvo iškviesti ir man teko dalyvauti šitoje visuomeninės tarybos posėdėje, taip pat ir dalyvavo partizano sesuo Janina Šivokienė ir buvo pakviestas taip pat ir Jurgis Jurgelis. Jurgis Jurgelis į klausimus tiesiogiai nieko neatsakinėjo. Jis tik tai pasigyrė, kad aš vis dėlto vienoje akcijoje dalyvavau. Aš, sako, ne prieš partizanus, bet prieš Kraujelį, kad jisai buvo, reiškia, nusikaltėlis. Tai sakau, jūsų spaudoje pasakyti šitie, tarkime, neteisingi šmeižikiški žodžiai išplinta po visą Lietuvą. Ir komentaruose nieks beveik nekalba apie Jurgį Jurgelį, tai yra apie Antaną Kraujelį, bet kalba apie visus partizanus. Ir partizanai tampa didžiausi Lietuvos nusikaltėliai, kurią toleruoja ir mūsų dabartinė visuomenė. Ir pastaraisiais metais labai suaktyvėjo antipartizaninės veiklos propaganda. Į Lietuvos piliečių augančią jaunimą sąmonę vėl brūkama per sovietmetį įsigulėjusi komunistinė tezė, kad pokario vyko klasių kova, kad Lietuvos partizanai išžudė tūkstančius nekaltų civilių. Tokie vieši tvirtinimai, kad partizanai paaukojo savo jaunystę, gyvybę už Lietuvos laisvę, vadinami banditais, teroristais, o pastaruoju metu Misiukonio vertinimu nelegalai, sugalvojęs naują pavadinimą, yra netoleruotini. Todėl turime būti akylus, ypač dabartinį informacinio karo būsinai. Rusija okupavus Krymą ir kitas Ukrainos sritis, grasinama ir Lietuvai. Genocido centras davė labai gerą atsakymą, kad jis vertas kario savanorio vardo. Tačiau kai kurie genocido centro žmonės ankstyvesniuose, reiškia, teismo eigoje davė labai negerą į rankas teismui, reiškia, jie tik konstatavo faktą, tačiau analizės pagal genocido centro įstatymą jie jokios nedarė. Ir Misiukonis su Sakalu ir vadovavosi tokiais dokumentais. Todėl reikia peržiūrėti ir genocido centro veiklą. Šiuo metu genocido centro veikla irgi biškai nukreipta daugiau į holokaustą. Tačiau į sovietinį genocidą pasakykite nors vieną asmenį, kuris būtų išnagrinėtas giliai, pradedant Sniečkum ir baigiant ten Dušanskiu ir visais kitais. Kas leido pabėgti, tarkime, slavinams Julijui ir Aleksandrui iš Lietuvos? Kas leido pabėgti Dušanskiui? Kas leido pabėgti Raslanui ir visiems kitiems? Va, tai aš manyčiau, kad šiuo metu mes turim labai susirūpinti ir šio mėnesio 19 dieną yra ruošiama konferencija, tai bus toks kaip apvalus stalas, manyčiau, kad susirinks apie 50 žmonių, o po naujų metų reikia suorganizuoti labai rimtą konferenciją ir gražinti mūsų visai Lietuvai istorinę atmintį ir gražinti garbingą Lietuvos partizano vardą. Ačiū uždėmesį. Gerai, dėkojam. Pabaigiant, norėčiau dar kartą truputį pakartoti. Esminis dabar klausimas yra toks. Pažiūrėkit teismo nuosprendžio struktūrą. Vien tik tai kalbama apie tai. Šaudė, nešaudė, buvo, žinojau, nežinojau, taip toliau, detalės tokios. Bet gale, kada kalba apie konstitucinį teismą, tai yra tik tai pusė sprindžių to tekstų. Tai kyla klausimas, tai kam reikėjo kalbėti apie tai, jeigu nėra įstatymo ir iš vis nepakaltinamas yra Misiukonis. Bet reiškia paruoštas toks atsarginis, rezervinis
rezervinis jau teisinimo momentas, jeigu kartais kaip tai apvirstų. Man teko mums kalbėti ir su advokatu Zabiela, ir su Šličyte, ir su kitais, yra visa eilė niuansų, yra visa eilė klausimų ir dėl pačio to konstitucinio teismo. Jūs žinot, konstitucinis teismas irgi gauna daug pastabų ir klausimų, aš priminsiu, kas šitą tokį, pasakyčiau, abrakadabra. Ir taip ir ne, ambivalentiškai ir kitaip, priėmė tą genocido tą aiškinimą, tą senaties taikymą, termino taikymą. Toma Birmontienė, Pranas Kucionis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Romaldas Kęstutis Urbaitis ir Dainius Žalimas. Klausimas yra toks, kas ką gina ir ko mes norime. Tai jeigu būtų klausimų, prašom. Dar minutė, jeigu... Prašom klausimų. Jeigu ne, Galima labai trumpą klausimą. Čia jūs, gerbiamas signatarė ir gerbiamas Jonai, iškėlėt labai rimtus klausimus ir situaciją, kuri dabar yra Lietuvoje, bet visą tos valstybingumo svarbiausius aspektus ir pasipriešinimo, kovos ir tame tarpe ir tautos išlikimo ta situacija, man atrodo, ne tik tai, kad jūs kalbate apie genocido čia centro kai kurios ten ne visai vykusius pareiškimus, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad į vis labiau valstybingumo požiūrių ir pasipriešinimo kovos valstybingumo masto vertinimo teisėsaugos institucijos vis silpnėja. Ir tą silpnumą jie, sakyčiau, pagrindžia to, kad išeina amžinybėn daugelis pasipriešinimo dalyvių. Ir galima savaip interpretuoti visą tą kovą. Ir tuo naudojasi be abejo tie, kurie stengiasi paveikti mūsų sąmonę, mūsų tautinę sąmonę ir tą mūsų lietuvišką dvasingumą. Tai čia labai rimtas dalykas ir ką jūs čia iškelia, tai labai nepaprastai aktuali nūdienos problema. Ačiū. Norėčiau į jūsų klausimą atsakyti. Jūs labai teisingai sakote, kadangi šiuo metu partizanai palaipsniui ir gana greitai iškeliauja į amžinybę. Ir jų gynybai beveik nieko nelieka. Tarkime, Algirdas irgi jau garbiame amžiuje. Aš vienas iš jaunesnių laisvės kovų dalyvių, bet irgi jau 80, jau po 3 metų bus 80 metų. Partizanai po 85-90 metų. Ir šiuo metu, jeigu taip atvirai kalbant, kaip tenka pakalbėti su partizanais, jau jie bijo išeiti net į gatves. Jie laidojami, ačiū Dievui, kad čia Liudvikas Simutis, garbingas Lietuvos partizanas, Rainių, kurio tėvelis buvo nužudytas. Tai čia visi jau ir Seimas ir visi ir dalyvavo tuose laidotuvėse labai iškilmingai. Tačiau kaimuose partizanai laidojami labai apleistai, nors net turėdami Vyčio kryžiaus ordiną. Tačiau kokiu 20-15 žmonių. Aš dalyvavau vienose laidotuvėse, Zagrecko laidotuvėse, jo slapyvardė buvo Ąžuolas, Ariogaloje dalyvavo kažkur apie 15 žmonių ir nieks apie jį nežinojo. Kunigas, aš jau matau, kad jau negaliu aš netylėti, tai aš pradėjau kalbėti apie jo praeitį, apie jo partizanavimo laiką. Tada kunigas sako, niekam mes apie tai nežinojau ir jis mane pasikvietė ir aš jam dar išpasakojau daug. Tai čia mes kreipėmės į socialinės apsaugos ministeriją, kad būtų apskaitoje šitie žmonės ir kad garbingai būtų laidojami. Ir šiuo metu, kuo toliau tolsta partizanai, nuo nepriklausomybės, kuo daugiau tolsta, to jie daugiau negerbiami. Todėl mes turim tą istorinę atmintį būtinai sugrąžinti. Tai pakanka prisiminti, kad vakaruose per 4-5 metus baigėsi vokiečių kolaborantų teisinis įvertinimas ir užmiršta. O mes Ramanausko bylą 25 metį susieksim. O ir viskas. Tokia yra Lietuva, tokia yra nuostata ir nieks mums nepadės, tik tai mes patys savo galim ir dėl to kalbėsime. Ačiū. Viso gero.